Sveiki visi, esu Emilija ir šiuo metu studijuoju edukologijos magistrą Oksfordo universitete ir esu MGJ bendruomenės dalis. Ir norėčiau šiandien daugiau papasakoti būtent apie švietimo sistemos ir testavimo ypatumus šių dienų visuomenėje ir 21 amžiui. Visų pirma, norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti MGJ fondui už tai, ką jie daro, už tai, kad įkvepia jaunus žmonės ir prisideda prie jų profesinio ugdymo būtent su savo stipendijų programa ir visomis kitomis iniciatyvomis. Tai ačiū Jums labai už tai. Ir labai ilgiau nelaukus norėčiau pradėti savo prezentaciją. Ir labai trumpai, ką jinai palies, tai visų pirma pakalbėsime apie testavimą ir duomenų įvairovę. Toliau pakalbėsime apie tokį įdomų konceptą kaip tarpkultūrinis testų adaptavimas. Ir galop trumpai paliesime skaitmenizaciją ir būtent EdTech įtaką šių dienų švietimo sistemai. Tai yra irgi keletą iš temų, kurios mane asmeniškai labai domina, tai tikiuosi, kad jos jums bus taip pat įdomios. Tai visų pirma, kas tas testavimas ir kas tai duomenų įvairovė ir ką aš čia turiu omenyje. Tai tikriausiai, kai augom ir mokėmės patys, dažnai mums žodis testas asocijuodavosi tiesiog su tam tikru egzaminu, kurį laikom arba mokykloje, arba jau baiginėjant mokykloje, bet iš tikrųjų tų testų tipų yra labai įvairių. Tai geriausiai mums pažįstami yra būtent tie akademiniai testai, kuriuos darome mokykloje. Dažnai jie siekia tiesiog įvertinti mūsų įgūdžius arba žinias apie tam tikras temas ir tokio tipo testai yra tiesiog dažniausiai vertinami pažymiai. Egzistuoja ir diagnostiniai testai. Tai dažnai yra papildomas įrankis mokytojams, profesoriams arba bendrai edukatoriams ir tikslas yra taipogi įvertinti tam tikrus įgūdžius, bet ne tiesiog ant tam tikro kažkokio, sakykime, vieno asmens, bet labiau palyginimui. Tai vienas iš tokių gerai žinomų testų, pavyzdžiui, yra PISA testas, kuris yra naudojamas dalinai palyginti ir įvertinti tam tikrų šalių moksleivių žinias būtent matematikoje ir kalbiniai dalyje. Taip pat yra vadinamieji tiriamieji testai. Tai yra labiau jau įrankis, kurį naudoja akademikai. Tai gali būti įrankis ir pedagogams, ir galbūt šeimoms. Ir tai yra tam tikri testai, kuriuose mes renkame informaciją apie, pavyzdžiui, vaiko vystymąsi. Tai yra arba galbūt sukūrėme kažkokią naują inovaciją ir norime tiesiog pažiūrėti, ar jinai veikia, neveikia, ar jinai yra naudinga praktikoje. Tai tokio tipo testavimas galėtų taip pat vykti tokiu, labiau tyriamuoju pagrindu. Kalbant apie duomenis, kuriuos galime rinkti testų metu, gal yra keletą tokių įdomių dalykų, ką norėčiau pabrėžti. Dažniausiai mes įsivaizduojame, kad bet kokio tipo testai, kuriuos atliekame, vėlgi, kadangi mes esame įpratę mokykloje, yra labiau tiesiog pačių vartotojų pateikti duomenys ir atsakymai. Bet iš tikrųjų švietime egzistuoja ir duomenys pateikti iš suaugusiųjų, tam tikros, sakykime, iš mokytojų kategorijos, ar tų pačių tėvų, ar globėjų, kai yra įvairių tyrimų, kurių metu, sakykime, mokytojai tiesiog stebi savo moksleivius ir jau jie būna tie atsakingi, kurie reportuoja tam tikrus duomenis. Duomenų yra labai įvairių, yra kiekybiniai, yra kokybiniai duomenys. Šių dienų pasaulį technologijų pagalba, čia truputėlį daugiau pakalbėsime prezentacijos pabaigoje, mes galime rinkti ne tik, sakykime, kaip anksčiau buvome įpratę su tušinuku ant lapo popieriaus užrašytus duomenis, bet galime įrašyti ir moksleivių garsą, moksleivių vaizdą, sakykime. Turime tam tikrą ir užduočių vykdymą, tai gali skaityti, kalbėti, šokinėti, gali būti ir sportinės veiklas ir taip toliau, kurios irgi labai dažnai būna įtraukiamos į tos tyriamuosius testus, tiesiog mes galbūt kasdienybė dažnai su tuo labai nesusiduria. Vienas labai įdomus elementas, apie ką mes daug praleidom laiko kalbėdami, būtent mano studijų metu, yra tarpkultūrinis testų adaptavimas ir iš tikrųjų kaip jisai veikia praktikoje. Ir kažkaip galbūt iki to man neteko tiek daug apie tai domėtis, tad nusprendžiau, kad tai būtų galbūt pakankamai įdomu pasidalinti. Tai kaip ir galima tikriausiai nuspėti, vienas iš toks pirminių ir svarbiausių elementų, jeigu mes norime paimti tam tikrą testą ir jį adaptuoti kitose šalise ar kultūrose, tai yra vertimo procesas. Mes jį turime
išversti į kažkokią kitą kalbą, kuri yra būtent paplitusi toje visuomenėje ar grupėje, kurią norime ištirti. Ir iš tikrųjų mokslinė literatūrai labai skiriasi nuomonės, kokie būtent yra tie būtini žingsniai, kaip teisingai mes turime išversti testą. Bet vyrauja toks bendras suvokimas ir sutarimas, kad procesas tikrai negali apsiriboti tiesiog paprastų vertimų, kaip mes galbūt įsivaizduotume. Ir kodėl taip yra? Tai viena iš pagrindinių problemų yra tokia, kad nepatikrinus mūsų vertimo tikslumo arba tinkamumo, atsakymų skirtumus tarp tam tikrų grupių gali lemti būtent tos vertimo klaidos, o ne tikrieji skirtumai, kurie yra. Ir kai kurios klaidos gali atsirasti dėl per daug, pavyzdžiui, pažodinių ar tam tikrų tiesioginių vertimų, dėl kurių frazės praranda savo prasmę, atsiranda labai prastai sukonstruoti sakiniai, ar net prarandama ta tokia tikroji elemento prasmė. Ir tai yra labai svarbu, nes būtent akademijoje mes turim užtikrinti, kad būtent testai yra labai patikimi ir pagristi, angliškai tai yra, mes tai vadiname test reliability and validity, ir jeigu vertimas yra netikslus, mes tikrai nei patikimumo, nei pagristumo tiesiog neturėsim. Vienas iš tokių pakankamai galbūt yra, kaip ir minėjau, daug skirtingų nuomonių, kaip tas vertimas turėtų būti atliktas. Vienas iš tokių paplitusių galbūt metodikų yra būtent 6 etapų tarp kultūrinė adaptacija ir vertimas. Tai čia yra tokie kaip 6 pagrindiniai žingsniai, iš ko susideda šis procesas. Visų pirma, tai yra tos mūsų priemonės testo vertimas iš originalios kalbos į jau tam tikrą tikslinę kalbą. Tada yra keletą kartų, aišku, tai yra atliekama skirtingų asmenų ir turime tam tikrą išverstų versijų sintezę, kai žmonės susėda ir nusprendžia, na gerai, galbūt bus toks kažkoks, toks variantas, kartu sutarėmis galėtų atrodyti taip. Tada yra jau tos susintetintos versijos tam tikras ekspertinis vertinimas, kai žmonės, kurie nevertė, pasižiūri į vertimą ir nusprendžia, jis yra teisingas ar ne. Tada turime būtent tikslinės demografinės grupės atliekamą priemonės vertinimą. Tai jie nusprendžia gerai, jau žmonės būtent iš tos grupės, kurios potencialiai norėsime ištirti, jie pasižiūri ir vertina. Tada turime grįžtamąjį vertimą, kai jau verčiame vėl atgal iš tikslinės kalbos į pirminę mūsų originalią kalbą ir galop atliekame kažkokį bandymo į tyrimą, tiesiog suvokti jau tikrai praktiškai, ar tas vertimas yra teisingas. Tai aš manau, kad bent jau pati, kai pradėjau studijas, man atrodo, čia tiesiog paima ir išverčia tos visus testus ir tai viskas ir pasibaigė, bet kaip matom, procesas yra pakankamai ilgas, jis yra ir laiko, ir pinigų prasme pakankamai brangus, tai, bet be abejo jis yra ir be galo svarbus. Tai va. Antras toks įdomus elementas, kurį galbūt mes irgi dažnai taip daug nepagalvojam, yra būtent kultūriniai ar sąvokų atitikmenys. Tai kitaip tariant, yra labai svarbu, kad mes užtikrintume ne tik tikslų vertimą, bet atsižvelgtume ir į konceptų ir tam tikrų sąvokų atitikmenis. Tai kodėl taip yra? Būtent dėl to, nes mes esam žmonės pasaulyje kilę iš labai įvairių kultūrinių ir kalbinių aplinkų ir naudojant vertimą, kuris netitinka mūsų tos tokios, kaip ir kultūrinės aplinkos normų, mūsų gebėjimai gali būti tiesiog netiksliai vertinami. Tai vienas iš įdomių pavyzdžių yra Ages and Stages questionnaire, kuri yra pakankamai paplitusi pasaulyje. Jinai būtent stengiasi, sakykime, įvertinti vaikų skirtingo amžiaus periode vystymasi. Ir vienas klausimas, kuris yra įtrauktas, yra būtent su vaiko gebėjimu savarankiškai maitintis šaukštu. Ir svarbu pabrėžti, kad tai gali būti visiškai nesvarbus gebėjimas tose kultūrose, kur, sakykime, pagrindinis valgymo įrankis yra būtent valgymo lazdelės. Tai yra mokslinė literatūra, kuri yra pagrindusi, kad valgyti lazdelėmis gali būti tiesiog sudėtingiau negu valgyti šaukštu ir dėl to gali reikėti tam tikrų pažangesnių smulkiosios motorikos arba kognityvinių įgūdžių. Tai ką darome tokiu atveju?
tokiu atveju mums tiesiog paprastas išvertimas to klausimo netinka, mes turime pakeisti būtent šitą elementą tam tikrų pažįstamų ir įprastas medžiagas atitinkančių pavyzdžių, bet išlaikyti būtent tą pradinį elemento tikslą. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju mes galime pakoreguoti šį klausimą ir klausti apie vaiko gebėjimą perkelti iš vieno indo į kitą indą tam tikrą medžiagą, naudojant kastuvą ar didelį šaukštą ar kažką kitą. Tai mes vis dėlto, kaip sakoma, bandome ištirti tą patį konceptą. Elementas turi tą patį tikslą, bet mes turime adaptuoti, kad būtų suprantama ir pritaikoma skirtingose kultūrose ir būtent socialinėse grupėse. Tai čia man buvo vienas iš tokių pakankamai įdomių irgi atradimų, kai tiesiog, tu turi labai objektyviai pažvelgti tai, kad turi ir nuspręsti, ar tai, ką aš darau, bus tikrai pritaikoma skirtingose grupėse, būtent kultūrinėse ir socialinėse. Paskutinis dalykas, apie ką norėčiau trumpai paliesti ir pakalbėti, tai yra būtent skaitmenizacija ir edukacinių technologijų įtaka šių dienų visuomenėje, ypač po COVID-o, kai tikriausiai didžioji visuomenės dalis suprato, kad mes galime ir dirbti, ir mokytis dalinai pasitelkiant mūsų technologijas, kad svarbu yra jas išnaudoti, būtent edukacinių technologijų įtaka tik didėja. Ir vienas iš pagrindinių tokių galbūt ir svarbiausių elementų, kaip tai keičia mūsų švietimo sistemą, būtent, kad yra toks vykstantis perėjimas iš popierinių į skaitmeninius vertinimus. Ir galbūt norėčiau trumpai paliesti tokius ir pliusus, ir tam tikrus tokius galbūt dalykus, kuriuos yra svarbu apmąstyti, kai šitas pokytis veikia. Tai kokie yra būtent tie skaitmeninių testų išskirtinumai? Tai vienas iš jų be abejo, kaip galima nuspėti, yra būtent tikslumas. Dažnai mokytojai, pedagogai ir šiaip akademinės bendruomenės atstovai skundžiasi, kad būtent testų administravimas yra labai ilgas ir daug laiko ir resursų reikalaujantis dalykas. Mes turime spausinti, atnešti, taisyti, ranką viską daryti ir tai užtrunka daug laiko. Tai skaitmeniniai testai išsiskiria savo tuo greitesniu administravimu. Sakykime, tas pačių užduočių instrukcijų pateikimas tiesiog gali būti pateiktas ir skirtingomis formomis. Be abejo, ir greitesnių vertinimų. Mes turime iš karto dažnai ir automatizuotą vertinimą, matome tarpinės sumas, vidurkius, tam tikrus agreguotus duomenis, tiek vieno moksleivio lygmenyje, tiek galbūt klasės, mokyklos ar regiono lygmenyje. Tai irgi yra tiesiog ta tokia išsamesnė duomenų analitika, kuri yra tikrai labai naudinga ir vertinga. Antras elementas yra galbūt prieinamumas tam tikras ir apskritai dažnai, jeigu mes norime pakeisti kažkokį, sakykime, testą, egzaminą, pridėti kažką naujo, o jeigu mes turime papirinį variantą, reiškia, iki tol sukurti dalykai yra tiesiog ištrinami, yra pasenę, nebenaudingi ir mes vėl iš naujo turime spausinti ir kurti ir viską daryti nuo nulio. Tai kai turime kažką, kas yra suskaitmeninta, mes galime labai lengvai integruoti tam tikrus atnaujinimus, atlikti, pataisyti kažką ir tai nereikalauja visiškai to, kaip sakoma, spausinimo nuo nulio. Kaip ir minėjau, truputėlį jau paliečiau, yra tas platesnis duomenų rinkimas, mes galime naudoti, kaip ir prezentacijos pradžioje kalbėjau, kameras, galime naudoti laikmačius, mikrofonus, kitas priemonės ir galime užfiksuoti daug platesnį būtent tam tikrą duomenų spektrą, tai yra ir vaizdą, ir garsą ir panašiai. Ir dar labai svarbus elementas, kad skaitmeniniai vertinimai gali būti pritaikyti vartotojams su skirtingomis galiomis, tai mes turime galimybę pateikti informaciją skirtingais būdais ir tai yra irgi labai vienas iš, sakykime, svarbių didelių privalumų. Be abejo, yra svarbu pabrėžti, kad nėra viskas tik gražu, yra dalykų, kuriuos mes turime objektyviai apsvarstyti, būtent norėdami nuspręsti, ar skaitmeninis ar papirinis vertinimas yra tinkamas. Vienas iš tų elementų yra būtent prieinamumas, tai tikrai yra tam tikri nusistovėję ir kultūriniai ir socialiniai skirtumai, kurie gali turėti įtakos vartotojų rezultatui, nes tiesiog šių dienų visuomenė yra, sakykime, jaunuolių vaikų, kurie tikrai susiduria daug labiau su tam tikrais planšetiniais kompiuteriais namuose ar, sakykime, su kažkokiam kitom technologijom, o kiti galbūt pamato tokius dalykus pirmą kartą arba tiesiog nėra tiek daug naudojasi ir būtent mes turime užtikrinti, kad tokie dalykai nepadaro neigiamos įtakos, kai jie laiko tam tikrą skaitmeninį vertinimą. Ir antras svarbus elementas yra raidos tinkamumas. Tai
kuriant ar įgyvendinant tam tikrus skaitmeninius vertinimus, labai yra svarbu atsižvelgti į būtent amžių žmonių, sakykime, nes dažnai skirtingo amžiaus mokiniams tokie vertinimai gali būti skirtingai tinkami. Kitaip tariant, ne visiems skaitmeniniai vertinimai yra geriausias sprendimas ir mes turime objektyviai pažvelgti, kokio tipo testą, kokio amžiaus grupės moksleiviams galime skirti. Tai va, bet be abejo tikrai yra suvokimas ir akademiniai bendruomeniai, ir tarp švietimo atstovų, kad skaitmeniniai vertinimai tikriausiai tik plėsis ir tobulės ir tiesiog tai yra greičiau ir patogiau ir objektyviau ir manau, kad tokia tikriausiai artimoje ateityje mes matysime visišką tokį jau vadinamą shiftą iš popierinių į skaitmeninius vertinimus didžioji daugumoje švietimo sistemų ir valstybių. Tai va, tai čia buvo tokia mano trumpa prezentacija, tikiuosi, kad buvo įdomu ir ačiū už visą laiką.